Aš esu švyturys. Pažvelkite į mane. Rimtai įsižiūrėkite. Iš pagrindų. Iš tiesų, pradėkite nuo pagrindo. Tai mano pamatas. Pažinimo sostas. Jame glūdi žinios ir išmintis. Mano pamatas įskaptuotas meistro rankų paliktais įrėžiais, tarsi žymėmis, kad pažinimas palieka įspaudus. Išmokti dalykai įsirašo į atmintį. Atlikti darbai įsispaudžia į esybę. Visa yra įrašyta, įrėžta, įskopta į mano pagrindą. Jis mano stiprybės šaltinis. Nors viskas aplink pasiduoda kaitai, mano pagrindas nekinta. Jis laiko mane. Ant mano pagrindo yra laiptai, vedantys į duris, į šerdį, į esmę, į paslaptį. Įėjęs pro jas gali pažinti mane, o gal ir save. Laiptai kviečia smalsius ir drąsius, tuos, kurie ieško ir durų, ir paslapties. Kelias į mano apžvalgos bokštą, į patį šviesos šaltinį, gali būti ilgas. Prisipažinsiu, kad kuo ilgiau jais lipa tie, kurie išdrįso įžengti pro duris, tuo aš laimingesnis. Jų kelionė tai mano šventė, nes kiekvienas žingsnis aukštyn yra jų pergalė prieš nežinojimą. Aš matau, stebiu ir laukiu. Padedu lipti, bet užlipti turi pats įėjusysis. Pažvelkite į mane dar kartą ir išvysite mano viršūnę. Ji labai ypatinga. Mano kūrėjas, mano meistras mylėjo ją labiausiai. Gludino, šlifavo metalą, kad viršūnė blizgėtų ir būtų tokia smaili, kylanti aukštyn. Ji mano šviesos karūna, mano gražiausioji dalis. Štai toks aš, švyturys, sudėtas iš 3 dalių – pagrindo, bokšto ir viršūnės. Jos darniai sujungtos į vieną, todėl aš nenoriu tuo didžiuotis, bet žinau, kad esu nuostabus kūrinys. Mano gyvenimas yra budėjimas rodant šviesą, laukiant praplaukiančių laivų ir tų, kurie sustoja, kad įeitų pro duris. Kūrėjo rankos man suteikė šią galią. Aš noriu ją dalintis. Aš esu švyturys ir aš ne vienas. Mūsų daugiau. Mes vadinamės švyturiais. Aš esu Gabija, švyturio kūrėjo dukra. Švyturį savo rankomis kūrė mano tėtis Vytas. Tegul duoda jam jo kūrėjas amžiną atilsį. Švyturys, kurį laiką buvo tiesiog padėtas. Tiesą pasakius, beveik pamirštas. Taip jau būna, kad kai kurie dalykai, nors yra svarbiausi, tampa tiesiog užmiršti dėl jų esamybės, nes jų nebereikia siekti. Šiandien aš, jo dukra Gabija, pasakoju švyturio istorijas. Nes švyturys buvo ir yra gyvas. Šioje istorijoje švyturys atgyja ir keliauja po skirtingas erdves. Mes stebime ir aprašome švyturio keliones. Ir taip patys tampame švyturiais. Švyturys gyvena iš naujo, nes jis tapo simboliu, per kurį šneka
tėtis ir kai kas daugiau. Ši istorija pasakoja ir SMK istorija. Jos kelionę, virsmus ir tapsmą tuo, kokia ji yra šiandien, dabar. Kodėl SMK istorija pasakojama Švyturio lūpomis? Apie tai sužinosite įsiklausę į Švyturio pasakojimus. Tikriausiai, jei ne tėčio mirtis, viskas būtų buvę kitaip. Dėl to, kad taip atsitiko, mes sukūrėme tai, kas šiandien yra jau ne tik mūsų su mama kūrinys, bet ir tai, kas tapo mūsų visų Švyturiu. Negalvokite, kad aš džiaugiuosi dėl to, kad viskas taip atsitiko. Ne, jei galėčiau kažką pakeisti, būčiau norėjusi, kad tėtis liktų gyvas. Bet šiandien aš suprantu įvykių prasmę. Todėl šie metai ir visas praėjus 30 metų, o ir daugiau laikotarpis, pavadintas prasmės metais. Švyturys yra SMK dalis. Dalis, kurios galbūt jūs anksčiau nepažinojote. Bet kad ir kaip banaliai beskambėtų, bet šį kartą tai iš tiesų pritinka. Niekada nėra per vėlu. Niekada nėra per vėlu eiti į šviesą. Aš esu švyturys. Jūs mane jau pamatėte, įžvelgėte mano formą, pajutote mano esmę. Dažnas mane tik pamato iš tolo, kiti išdrįsta priplaukti ir susipažinti, užsukti pas mane. Nedaugelis pasilieka ilgam ir suauga su manimi. Tam, kad susilietum su Švyturiu, reikia laiko, nuoseklaus kopimo mano bokšto laiptais ir pasitikėjimo manimi. Atskleisiu jums kai ką apie save. Matote, gana ilgą laiką aš laikiau šviesą savyje. Ji buvo manyje, bet buvo matoma tik man. Jaučiausi šiek tiek nevisavertis. Tikriausiai jums pažįstamas tas jausmas, kai žinai, kad turi ypatingą dovaną, bet ją nesinaudoji. Paprastai tariant, man trūko laido ir elektros lizdo. Tada, kai mane vėl atrado, aš atgijau gyvenimui, nes jūs manyje įžiebėte šviesą. Reikėjo nedaug, tik dar vieno meistro prisilietimo ir šviesa manyje tapo šviesa sklindančia jums. Dabar aš irgi jūs matau. Matau kiekviename jūsų pasėtą nuostabaus talento daigą. Matau kūrėjo skalpeliu išskaptuotus nuostabiausius bruožus. Aš matau jūsų baimės ir nuoskaudas ir kluptelėjimus ant laiptų. Dabar aš jūs ne tik matau, aš jūs pažįstu. Dar daugiau, aš jūs pamilau. Galbūt ir jūs mane pamilsite. Pažinti Švyturio širdį reikia laiko. Ne dėl to, kad ji kieta, bet dėl to, kad Švyturio meilei reikia ištvermės. Aš jūs kviečiu pas save, sustoti, įeiti, užlipti iki viršūnės, pasilikti ilgam, ar tiek, kiek norisi, nes pabaigoje bus taip, kaip iš tiesų reikėjo. Prasmei reikia laiko, o šviesa jau yra dabar. Kviečiu jūs ateiti, patirti kopimą, įsilieti į Švyturio šviesą, tapti švyturiais. Tie, kurie lieka manyje, tampa mano savastimi. Ir mes esame viena. Mes esame švyturiai.
mažas buvau, man reikėjo tuštumos, kad išgirsčiau savo tylą, nes joje tiesa prabyla. Mano nuostabus kūrėjas, taip gražiai mane sutvėręs, įsotino širdį šviesą, kad ne man vienam išviestų. Kai kitus aš pažinau, vėl iš naujo atgijau, aš virtau tada į mes ir auginom svajones. Iš tylos aš praregėjau, dangus glostė mano sielą, išsinėriau iš tamsos, įgavau naujos drąsos. Aš esu švyturys ir prasmė ir viltis, tu įženk į mane ir šviesa neužges. Aš esu švyturys, stoviu ant pamatų, kad nebūtų tamsu. Aš esu dėl kitų, tad reikėjo žengt į šviesą, kad atrasčiau savy tiesą. Ne tamsoj save regėčiau, o šviesa kitus apglėbčiau. Kai tik patiri vienybę, viskas tampa begalybė ir įgauna naują prasmę. Numeta kasdienę naštą, kai suvienija draugystė, gimsta amžina bendrystė. Ir mes tampam švyturiais, dieviškos šviesos vaikais. Aš esu švyturys ir prasmė ir viltis, tu įženk į mane ir šviesa neužges. Aš esu švyturys, stoviu ant pamatų, kad nebūtų tamsu. Aš esu dėl kitų, aš esu švyturys ir prasmė ir viltis, tu įženk į mane ir šviesa neužges. Aš esu švyturys, stoviu ant pamatų, kad nebūtų tamsu. Aš esu dėl kitų, aš esu švyturys